Noriu prisistatyti, esu Daiva Kanopienė, gydytoja akušerė ginekologė, medicinos mokslų daktarė. Baigiau Vilniaus universiteto medicinos fakultetą ir po to pasirinkau labai įdomią, mano manymu, gydytoja akušerio ginekologo specialybę. Kodėl labai svarbi profilaktika? Todėl, kad jeigu ir nejauti jokių simptomų, tai iš tiesų pasitikrinus galima labai anksti užkirsti kelią tom onkologinių ligų išsivystyme. Ir viena iš tokių profilaktinių programų, kurią norėčiau priminti visom merginom ir moterim, tai yra gimdos kaklelio prevencinė programa, kuri jau Lietuvoje vykdoma daugiau apie 20 metų. Ir šiuo metu pagal programą gali pasitikrinti moteris nuo 25 iki 60 metų imtinai ir paskutiniu metu atskirom amžiaus grupiai atliekami skirtingi tyrimai. Tai yra moterim nuo 25 iki 35 metų imtinai atliekamas citologinis tepinėlis nuo gimdos kaklelio, o vyresnėm moterim nuo 35 iki 60 aukštos rizikos ŽPV tyrimas. Ir radus pakitimus toliau siunčiama ginekologo konsultacijai.